Va, žiūrėkit, čia tokia firma darninga. Prekiauja va visokio, čia turi detalių, papasakoja, kaip čia daryti reikia. Sendvičiai, va, kaip susiduria. Pas mane kitaip durės. Pas mane va taip. Tokių detalių va yra. Paskui va, skardelių yra iš karto. Aš vėl gamtoj! Uhu! Aš atsimenu, tai taip mėgdavau su palatkė sėdėti, bet ten pasėdė 2-3 dienas kur nors gamtoje ir atsibosta. Ką ten veikti? Košę valgyti, žiūrėti į upę ten. O čia tai gamtoje aš galiu pas save kaime ir sendvičių statyti ir visokių, ką noriu, tai ir veikti. Va. Tai ir neatsibosta. Atvažiavau jau palangės dėti. Tai reikia šito susiklijuoti. Čia knaufas, profiliams, ne sendvičiams skirta, bet čia skirta profiliam gipsu. Bet žiūriu, šlapia mediena ir nifiga nelimpa. Plius šitą nusitepu pagalius. Palyja, nespėja pridžiūti, jam reikia porą savaičių susikoncentruotis, tada šiek tiek prilimpa, bet ir tais neskirtas plauti lietą. Tai aš va tokio radau pas save sandėliukę, čia kaip tik dar su balikliu. Čia yra dažyvė, kuris sukuria tokį padengimą, kuris truputį ir impregnuoja ir truputį apsaugą suteikia antibakterinę. Pamaišiau su šito žaliu. O tokį fainą skystį gavau ir viską, kur klijuosis, nusitepiau. Čia yra absoliuti spekulacija, bet kažką panašaus aš jau esu truputį bandęs. Jeigu čia nevyks kokia cheminė reakcija, tai jis tada nebeleis lietui nuplauti, nes aš noriu dėti plokštės, pastoviai lyja, pasiruošiu, ateinu, viskas nuplauta, šlapia, negaliu priklijuoti. Tai jeigu viskas gerai, pagal mano planą dabar čia susikurs tokia kvepuojanti ne plėvelė, sakykime, bet toks tam tikra plėvelė, ant kurios lengvai lips, greičiau pradžius po lietaus. Tada va šitas visur juostas susidedu šitas palangės, kurio jos baigia čia nusimėtyti pačioj ir suku sendvičą. O dabar jau laiko nėra, reikia važiuoti namo, lelių padaboti. Tai manau, nebe mažai miega, reikia padėti mažiukams savo nuostabiausiams turtams, ar ne? Kas iš tų trobelių, tai tavo nuostabiausi turtai kenčia. Okay. Kaip čia gražu, atvažiavam į svečius pas Editą, kur per televizorių rodo, kur pokalbiai būna su Edita. Tai mano misija paprasta, su vaiku pabūti. Bet sakiau, važiuosim tik tai, jeigu apie trobelę viskai bus reklamos gal. O my gosh, kokia pirtelė ant upės kranto. Wow, žiūrėkit, čia užtvankėlė. Geras, pasidarė užtvankėlė ir čia galim pušku. Žiūrėkit, ir akcijėlė kaip tik 4 euriukai vietoj 7, va porą pritrūko skardelį. Bet tai kiek džiaugsmo man. Mano šilkmedis visas čia buvo nušalęs, numiręs, bet iš šaknų šovė tokį per vasarą. Wow! Ir čia 2 šilkmedžiai. O aš jau taip pergyvenau, nes sudinau čia krūvą medžių, 6 kokius. Svarbiausia man buvo šilkmedis. Ir tie buvo, nugaiša, bet ne. Prigijo. Grybai irgi matau laikosi puikiai. Va, čia galima matyti, yra šitokį grybieną išlindus. Iš kur aš žinau, nes čia matot yra kamštelis, va, kur yra apsieklinta ir iš karto, va, šičia purškėsi. Čia matom irgi. Ir taip gali matyti, kad dauguma taip ir daro, bet puola iš karto kažkokie grybai jos. Čia ne ant žemės, jeigu ką padėti, čia yra pakelti, nes labai išdžiūna būna. Nu dabar tai jau nieks čia neišdžius. Nuotykiai. Vėl turiu laiko, vėl atvažiavau. Buvo rūkas, nieko šitą plėvelę, gruntas mano išrastas neišdžiūva, bet manau bus geriau. Tai problema šitą nelimpa, vargo vakarienė, daug labai žaidimų papildomų ir dedu skardą. Va, pažiūrėkit. Tep-lep greit, čia nieko negalvodamas, čiuk. Čia toks gaunas pakilimas. Čia tepu juodą, kažką ten nupirkau, nežinau ką, tipo tokiem panašiem darbam. Su tokiais vartais, kokiais radau, prisuku ir biški papurškiu makruchos, kad čia toks, atrama būtų, kad duobė tokia nepasidarytų. Čia pratepu daug kartų tos košės, kad neprabėgtų. O taip atrodo. Čia tą hermetiką užvarau, 4 juostas. Čia viena kažkur kažką įpūs, tai, taip nubėgs, čia nuolydžiukai. Čia yra, kad skarda nesiliestų tiesiai su medžiu, plius suformuoja nuolydį ir va viskas. Labai sunkus spąstai padedu pašildyti biškį mašinai, lengviau spaudžiasi. Daugiausia laiko tai sugaišau
Ant tų skardų yra tos plėvelės, čia nieko visur. Nuiminėt jas. Oh my god, kiek čia laiko aš jas nuiminėjau. Pradžioje nuo pirmos kokie, nežinau, 20 minučių, paskui jau prasiprofinau per kokias 7. Atvežiau maisto, tai sako, ne, aš čia nevalgysiu, aš skubu, tai sakau, 30 minučių galėsi vėliau grįžti. Tai tada tik sutiko valgyti. Visi mano didvyrė, vaikas, klykia, jinai valgyt padaro. Nu, bet yra austėja, tai žinai, ne aš viena. Atveža, wow. Nu ir ką, pasakysit, viską pabaigiau. Va, čia kampai taip jau geriau neatsiremt. Nu ir viskas, čia taip sudurta viskas, va čia viskas ištekėja, pratekėja. Nuostabus arealis. Sunkiai nakelio buvo per žmoneliai, tai man teko biškį. Tai leidau jai pailsėti ryte. Dabar yra 12 valandų. Radau, kur yra varžtų sendvičio, tai pavažinėsiu varžtų. Šiandien lyg ten dar visokius punktus. Turiu per 2 valandas nuvažiuoti 50 km pro miestą ir dar spėti svečiam nuvežti patalynę. Gerai, kad vakar naktį ją išsilyginau. Drutsraiktis. Atvažiavom jau po 2, čia apsimėtėm tas 3 valandas. Kokią 5 jau reikėtų būti namie. Tai išsitraukiau pietų savo, šaldytą pizzą ir ramiai savo pietauju. O Leonidas va, jau plėvės nuiminėja. Pažiūrėkit, va čia buvo mėlyna tokia plėvė, tai ultravioletas nieko nepadarė. O kur nebuvo, viskas jau suvalgyta saulės. Ai. Pam, viską čia atsikasėm, čia persinešėm, pasiekėm šitus, kurios reik pjausit, pasidėjom. Atžymėjau lygiai 2 metrus. Tai pirmas įspūdis, jau pirmą kartą aš pakėliau jį, tai nėra jis toks sunkus, kaip atrodo, bet pirmas jausmas, kad šaldytuvas, nes šaldytuvai yra padaryta irgi skardos ir po to tas garsas jo tiesiog toks, važiuokit. Toks didelis šaldytuvas. Su mediniu pjūklu, visiškai atbukusiu, pabandysiu persipjauti. Ir čia yra sudėtinga tom, kad net jeigu ir įpjovai tą skardą, tada reikia apversti ir verčiant, jau iš to vietoj jinai, gali lūžti, turi labai gentle apversti ir daryti antrą pjūvį. O tada, kaip pradžiai pjausiu labai plonai tik tai skardelę, tam, kad verčiant jis stabilesnis būtų. Ir tada su kažkaip tą pūtą propjauti. Ai, jokių būdų to nebandykit namuose, nes mes čia turime labai saugią, prižiūrimą, kontroliuojamą aplinką. Nes kai jums pradės pjūklo dantis lakstyti į galvą, tai paskui mane kaltinsit. Nu, žodžiu, pjauna, toj parodysiu kaip, bet problema ta, kad akiniai žrasoja ir ant pilkas peštukas, nieko nematau. Toj, va, Leonidas palaikys, aš jau pradėjau pjauti. Va, pjūvis gerai. Biškį dar šitą profilį. O gal ir nupjojau, žinokit. O gal biškį liko. Ne, pakol kas iš arti tai baisiai, bet žinokit, iš toli va jau pasaka. Čia mes dar tik tai primatavimus darom. Pirmą va atpjovėm. Ir šiaip dabar jūs jį nežiūrėkit, kaip jis atrodo, ta plasmasė, kai nusilūps, jisai bus toks biškį ramesnis. Bet va, reikia padaryti 2 dalykus dabar. Čia viršui. Pripjaut kampu. Šitokį įdomi užduotis, kūrybinė. Ir čia reikia šitą truputį patrumpit, čiut šitą skardelį nulūpt, kad čia va nebūtų tiesioginio kontakto šalčio tilto ir kad jis geriau prieitų prie krašto. Ir pirmos pamokos, iš principas tai toks jau va, yra čia dar nedapjauta, nesupjauta, tik pridėjom, kad pasižiūrėt, kaip čia jie susiduria. Va, jie susiduria va taip. Tipo va šitoj vietoje yra tarpinė, kuri susiglaudžia ir duoda sandarumą. Nu, aš neduočiau čia 100 balų. Yra gamykliškai gumos kažkokios, bet sakė labai bus sunku sukišti. Tai elementariausias dalykas iš vidinės pusės silikonas, kad būtų garo barjeras. Ir viskas tobula. Nu, ir čia vanduo. Geriausia atveju vanduo čia pateks, biškiai kažkur, bet kad jis dais iki šitos.
Nu, aš labai jau abejoju. Tai čia reiškia, reikia daug silikono, kad ištrykštų. Šalta lyja. Bet laimingas palandžiau, pridėjau, pažiūrėjau, kad viskas čia gausis. Vienu pasimokiau, kad pilkas pieštukas ant pilko, tamsu, akinėje prasoja. Tai nupjoviau 6 mm kreivai, o čia patinis. Tai reikės tiesint, o kaip lyja, tai reikės 6 mm ištiesint, kad tą pačią gražiai, nes aš čia pačioj nenoriu nieko daryti, taip ir liks viskas. Tada varžtų, gerai, kad daug ir nenupirkau, pamačiau, kad mažiau reiks, planavau dėti. Nes gamykliškai mažas kiekis tai padarytų, bet reiktų laukti ir kainuotų brangiai. Nupirkau purškimo grunto, purkščia, man atrodo, labai gerai. Kitas dalykas, ką supratau, kad žiauriai greitai dirbas, jeigu projektas yra rimtas, galutinai visis sendvičiai išpjauti tokie, kokie turi būti. Aš čia išpjovę. Dėl to, kad čia man reikėjo 2 metrai, jie pjauna tik 2,5 kampu. Kampu aš jų net neklausiau, ten skubėjau užsakyti. Kampu reikės pjausti, čia pagal mano projektą. Matai, čia kur tas kardelė eina, tai aš čia išpjaunu. Reiškiasi, čia dabar neprisuktas tai padėtas, bet matosi, o čia yra išpjauta, kad jis prisiglaustų gražiai, kaip jam priklauso. Tada dar čia nuo žemės šiek tiek pakelsiu, kad būtų 2 mm termo judėjimui. Kitas jo yra privalumas, tai jis yra miške, šitas namukas. Ir tu sėdi viduj, tarkim, čia darai eterinis aliejus ar arbatas, pakoji medų suki. Ir lauke paukščiai čiulba, arba lietus lyja, arba vėjas pučia. Tu viską girdi, kaip būtum lauke. Nes čia... aš taip beldžiu. Va, čia taip girdis. Ir dabar čia padėsiu kamerą. Girdit? Eina kiaurai. Tai va čia kai kažkas ar lietus lys, ar vėjas pūs, viską girdės. Privalumas, jeigu yra miške namas. Labai didelis privalumas. Gamta, kaip sakant. Kitas privalumas, šiek tiek radioaktyvius spindulius sugeria. 2 kartos visgi, dar žeminus. Nu, labai patenkintas šitą eksperimentas lyg yra vyksta. Trūkuma. Pagrindinis pravalas, pakolkas, su kurio susiduriu, tai šitą apatinį balkį iš vidinės pusės aš nusmalavau. Tada ant jo lyjo savaitėm. Jis visas permirko. Ir tai buvo neišdžiūvęs, šiaip džiovinta mediena taip nepermirksta, o šlapia mediena tai jinai iškart permirksta. Jeigu jinai orkaitėj džiovinta, tai jinai biškai užsidaro poros. Tai netaip lengva ją permirkyti. Nu, čia jinai visiškai uždaryta. Vienintelis jos neuždažytas kontaktas, tai jinai liečiasi su šita. Tai čia jau jinai vargšė šlaputė visa. Ne kažką. Tai čiųjų reiks imti ir tą smalą gremžti ir džiovinti tą balkį. Nes aš nežinau, kas iš jo liks. Sudėsiu viską ir pradės kešt grybai lysti. Oi, kokie pabaisiai. Čia matosi. Oho. Šudas ant tie dažai nelabai man limpa, pabandžiau be grunto, dar geriau prilimpa. Visą dieną čia mastom, trypčiam, čia kilnojam, darom viską, tai pabiškyti, kol įsibėgėjom, jau ir namo reikės važiuoti. Bet pirmas puikus išradimas, tai yra čia iš anksto pragalvota, yra, kadangi siena palinkusi į tą pusę, nes nėra kas jos čia laikys tokia ilga. Pasidarau tiek, kiek reikia įsitempiu, paskui jau, kai susidės stogas, jis ją stabilizuos. Čia tokius specialius pakištukus sugalvojam, apačią užtepiau smala. Neparodžiau gaila. Prisisuksim šitą tik tai laikinai, kad jinai stovėtų taip, kaip turi stovėti. Šitie tarpukai gaunas tokie nedideli, bet tokie temperatūriniai. Šalčio tiltai, kaip sako. Čia matau, iš karto reikės ir per vidurį turbūt varžtų porą, kad įstrižainės geresnės būtų ir sandarumas atsirastų. Prisišaudžiau jau va visur tą plėvę. Dėja nelimpa, šiaip jinai prie sauso tai limpa net plėšia viskas samina. Prie pirštų kaip prilimpa, o prie šlapio nelimpa. Dar porą varžtukų ir turėsim šitą kaip mierką ir prie jos čiung pjausysim, važiuosim. Paskui aš ją turėsiu nuimti, dėl to silikono netepsiu ant šitos pradžiai, todėl kad čia paskutinę, kai sprausiu, nebus man kaip įspausiu šitas trūkdo. Tai šią nuimsiu, jau kai paskutinę uždėsiu, tada aš ją įstumsiu. Va tokia filosofija yra. Viskas bus matyti eigoje. Tai per visą dieną ką padarėm, tai kaip matot, va, kai buvo 2, taip liko, tik ta jau antra priklijuota stacionariai, bet tik su 2 varžtais, vienas viršui, kitas apačioj. Ir jau pjaunam 3, nežinau, ar spėsim ją prisukti, bet va jau atkaliam sistemą, pasidarom
O, bėgelius ir šių, dabar nenuvažiuosim niekur. Lygiai, va, pasižiūrėkit. Va, kaip pjūvis, va, čia kiek milimetras nuvažiuota, bet tai čia kaip reikia. Dabar su pjūkliuku šnuk, prasivalau taką. Tada čia reikia dar ją apipjaustyti kraštukus, kampukus, kad čia va taip kampu jinai eitų. Tai jau pripjauta. Nu ir dedam viską ir žiūrim. Nu, va, kai sistemą atkalėm, tai tik šniok, nereikia kažką vaikštom, mastom, kaliam sistemą, tik tai ras pridedam, visi žingsniai aiškus, va, Leonidas patepa, smala, o čia kodėlgi nepatep, čia drėgmės mažiau gers. Sen čia pritaškys, biški šlapia, bla, niekur nenueis, čia yra skardelis, jinai ten ta daug nekyla, jeigu iš viršaus, ten bėgtų. Tai tada baisiau, čia iš apačiuose nieko neprigers daug, plus čia nusmaluota ir jeigu labai jau norėsi, čia gali dar vieną skardelę uždėti. Tipo, kad jau visai tobalumą pasiekti. Nu, tai ką, ne kažką, bet smagu. Viskas, ką padarėm, va, prisukom dar vieną, bet jau šitas tarpas yra užsilikonuotas, tai aš suvariau pusę tūto silikono. Ir šito klausimo esu visai nepatenkintas. Čia matot, va, jau šitus gražiai sueina, šitą dar nepripjauta, dėl to čia kampukas va dar išlindęs, dar strižai reikės nupjauti, jinai išsiims po to. Ir ką, kokios išvados? Pažiūrėkit kaip apačia, kaip tikrai jau viskas va ypač va. Eina čia, nu, čia biški dar ne kažką, bet normaliai. Žodžiu, pagrindinė dabar problema, tai reikia man pamastyti, čia va, kur susimauna, kaip čia sandariai padaryti. Nes silikono privariau, tai kur susilietė, kur ne, 1 milimetrų nebesukaliau, nežinau kodėl. Bet šiam kartui tiek, pažiūrėkit, namas jau beveik stovi, jeigu taip per savaitę 3 plokštės kalam, tai užtruks ilgai. Bet čia nuo šitų jau celofanas nuluptas, tai čia per telefoną nieko nesimato, bet va, reikia žiūrėti su medžiais, kaip jos atrodo, va. Matot, čia plokštės, čia medžiai. Ir tas namas labai gerai įsipaišys. Apauginsim visą vijokliais ir nesimatys. Kameriai, draugai, laikinkit, tapkit patronais, prašau, padėsit. Silikoną dar nusipirkti, nes vieną tūtas sulūžo, vieną beveik pusę suvariau. Kažką reikia sugalvoti gudriau. Prisižadėjau sketšapo kursus, tai tą turiu menį, mąstau, jau pradėjau daryti juodraščius. Bet žinokit, aš varau atsikeliu, varau, valandą prieš miegą paskrolinu, atsikeliu ir vėl varau, tai jau viskas skauda. Galvojau, anksčiau baigsiu, pažiūriu laikrodį, nieko čia anksčiau nebaigsi. Galvojau, bent jau kaip minimum iš tą sieną padarysiu. Nieko nepadariau, bet jau sistemą atkalėm, jau kiti eis taip konkrečiau. Sakykime, yra laiko, užtrunka, bet jūs pagalvokit. Viskas, čia baigta. Aš iš vidaus nusidažau baltai. Na, aišku, čia grindis reikės kažkokias pasidaryti. Jau yra ir fasadas, ir va, vidaus apdaila kokia graži, žiūrėkit. Nu ką, ir čia tokie baltai nusidažys, tai viskas kaip viena bus gražu. Gal paprašiau būtų iš čia silikono, o čia tai va jau išlinda jisai biški vietom. Čia užtep silikoną šitą. Ir tada tikrai bus sandaru. Kodėl tas sandarumas yra toks svarbus? Todėl, kad va, aš namie sėdžiu, 0 laipsnių šilta, galvoju, reikia prasivėdinti, prisikvėpavau per daug. Žinot, kaip ten kvėpavimas vyksta prie kompiuterio sėdint. Ir tada atsidariau mikro, ateinu iš pusvalandžio, šalta, o tas mikro tai net nesimato skylutė. Visas kambarys atšalo. Tai va, sandarumas, sienos storiausias, viena mikro skylutė šalta. Dėl to reikia visas skylės užklijuoti, užsnargliuoti.